nesinorėjo visiems kvaršinti galvos su savo kasdienybė ir sporto rutina. Žodžiu, trumpai plaukius, ten į dieną minimum vieną kartą, kartais netgi po 2. Daug darbo atvirame vandenyje, daug darbo baseine. Iš tikrųjų nesijaučiu labai pasiruošęs, kaip ir sunkiai sekasi susidorot psichologiškai, labiausiai gal iš tikrųjų. Ir technikos, kaip aš tai video rodžiau, nebelabai taisau, nes iš principo supratau, kad per tokį trumpą laiką jos pataisyti neįmanoma. Kūnas vis tiek yra iš įpročio daro savo. Tai bandau sutvarkyti su galva ir tiesiog judu į priekį, tai atstumai labai nedidėja, nes daugiausiai esu nuplaukęs 10-12 km. Per atostogas vėlgi su Ispanijos su šeima kasdien plaukdavau jūroje, tai pasigrūdinau su medūzom, su bangom, srovėm ir panašiai. Grįžus į Lietuvą planas dabar toks, kad čia esu ir su bičiuliais plaukiau prie Trakuose, Akmenos ežere apie 10 km. Šiandieną važiuoju išbandyti naktinį plaukimą, kadangi tiek Katalinos sąsiauris, tiek Lamanšas, tas English Channel vadinamas, pradėti reikia plaukti naktį, kadangi ramesnė jūra ir to laiko kaip ir reikia sutaupyti, nes plauki visą naktį, plauki visą dieną. Tai to nesudaręs, neturiu visiškai patirties plaukti naktį, tai susitariau su treneriu Jurgiu, išsinuomojom baidarę, važiuojam prie Balsio ežero, susidėliosiu maitinimus, jisai šalia manęs plauks su baidarė. Temsta dabar šiuo metu apie 10 val. Vakarą, tai lysiu vandenį panašiu laiku ir planuoju plaukti visą naktį iki tol, kol prašvis, bet jų treneris sakė, kad tada būna sunkiausias metas, kai švinta, matyti, labiausiai gal miegas ima ar kaip. Ir čia diskutavom, į kokį ežerą važiuoti, tą bandyti daryti. Tai nusprendėm, kad surasti reikia kuo tamsiausia, nes, pavyzdžiui, Trakuose kažkur vis tiek yra sodubėlės, šviesytės pakrantėse ir vis tiek tu matai horizontalinį. Tai, o jūroje, kai plauks, vis tiek bangos viršus, bangos apačia, siubuoja, tu nematai krantų ir horizonto nematai ir dažniausiai, sakė, problema būna plaukikų, kad pradeda plaukti po pirmų kelių valandų naktinio plaukimo. Žmonėm kažkaip susisuka tas vestibuliarinis aparatas, nes tamsu visur, nieko nesupranti, nieko nematai. Na, tiesa, prie baidarės galbūt bus prisekta kažkokia šviesytė, bet matyt tai mažai gelbė, nes tu visą siubuoji ir aplink vien tamsuma, šaltas vanduo, tai dažnas būna problemos. Tai bandysiu išbandyti šitą Lietuvos ežeruose, bet tai Balsio ežere. Bandysiu prasiplaukti, žiūrėsime, kaip ten seksis. Naktį oro temperatūra nukrenta iki 13-14 laipsnių šiuo metu, vanduo tikriausiai apie 20, tai nėra šaltas labai, bet turėtų būti įdomi patirtis. Aišku, labai nežavi visą naktį lindėti tamsoje, šaltyje, pakankamai, sakykim, tokiam. Ir tas, nežinau, 6 valandas plaukti, ar kiek man ten pavyks. Nežinau, kaip ten seksis, bet bandom. Nosies nenukabinam, beje, pasirašymo metu kažkaip čia vėl taip šovė kaip demotyvacija. Pradėjau domėtis labiau apie tą Katalinos sąsiaurį, nes pasirinkau jį vieną iš Ocean 7. Pasižiūrėjęs tiesiog YouTube filmukų, čia pasižiūrėjau, vanduo 2 laipsniai šiltesnis negu Lamanšą, tai sakau, bus gera treniruotė prieš Lamanšą, pasibandysiu. Dabar, kai pradėjau ruoštis, pradėjau gilintis, gavau visus leidimus lydinčių žmonių, kajekerių, pradėjau viską siųsti, ką reikia mokėti, ką reikia žinoti. Pasirodo, kad tas Katalinos sąsiauris yra gerokai sunkesnis už Lamanšą, vien dėl to, kad ten yra neprognozuojamas iš viso srovės, sakykime, English Channel, Lamanšą, tai plius minus vis tiek pradžioje prieš srovę plauki, po to tos srovės tave nešioja iš šonus, bet plius minus jos yra numatomas, sakykime, vis tiek vienodai kažkaip juda ten potvinio atoslūgio. Katalinos sąsiaurį jos iš vis yra nenuspėjamas, nors ir vanduo šiltesnis ten 2 laipsniais. Bet pasikalbėjau su daugeliu žmonių, pasiskaičiau forumus, kurie yra netgi plaukę Lamanšą pirmyn atgal arba po kelis kartus, o Katalinos sąsiaurio jiems nepavyksta kelis metus įveikti iš eilės, būtent dėl tų neprognozuojamų srovių. Ir pastarasis vienas vyrukas pasakojo, kad išplaukė vandenyje, išbuvo apie 18 valandų ir likus 2 kilometrams iki kranto, tiesiog dėl srovės stovėjo 8 valandas vietoje. Plaukė ir nusprendė, kad nebeįmanoma, nepabaigs ir nepabaigė to plaukimo. Tai nežinau, kaip čia man seksis, bet aišku, lėktuvo bilietai supirkti, viskas suplanuota. Daugiausia atveju gausis tiesiog gera treniruotė ir įdomi patirtis. Aš kaip nežadus taip labai lengvabūdiškai pasiduoti, bet
bandau kažkaip judėti į priekį. Tiesa, tad vat irgi šią savaitę dar bandysim pasidaryti tokią kaip ir generalinę repeticiją su Nikolaju ir su merginų kompanija, moterų kompanija šiais metais bandys estafete praplaukti La Manšą. Jos 5 moteris merginos, kurios keisdamosis kas valandą plauks, viena plaukia valandą, kita tada įlipa ją keičia ir taip estafete plauks per La Manšą. Aš planuoju vienas tai padaryti ir planuojam su tą kompaniją, su Nikolajum ir su merginom. Nikolajus Tuvirkos, kuris irgi dabar treniruoja ir pats yra bandęs praplaukti La Manšą, tiesa jam nepavyko. Bandysim nuskristi į Prancūziją ir pasidaryti tokią kaip generalinę repeticiją. Turim susiradę laivelį. Na ir bandysim tos vandenis, kaip jie ten atrodo, kaip ten tas jausmas būtent tame kanale. Ir padarysim tokį kaip generalinę repeticiją. Tai bus įdomi patirtis, viską kaip ir dėliojamės, atrodo protingai, žiūrėsim kaip atlaikys kūnas, kaip atlaikys galva. Nes šiuo metu, tai sakau, galbūt čia aišku kaip ir prieš kiekvieną startą, nenoriu čia bedavotis, tai yra kažkaip atrodo neigiamam emocijom užsikrauti, bet tiesiog atrodo, ką čia darau, ką man to reikia, nes iš principo plaukimas, va, kaip supratau, anksčiau būdavo dar iki 20 km, tai dar kažkaip dar tos treniruotės tokios po 2-3 valandas dar netrodė tokios nuobodžios. Dabar, kai treniruotės po 5-6 valandas, to ausinuko kažkokią nepaklausysi ten vandenyje labai, nors aišku, dabar yra tų technologijų, bet aš tiesiog neapsikraunu, nes žinau, kad plaukiant per kanalą tu negalėsi naudotis juo. Tai treniruotės tampa nuobodžios, visada šalta, visada vienas plauki. Plius dar yra verslas, namai, vaikai, šeima ir visa kita, tai truputėlį tampa tokia monotonija ir gan sunku susitvarkyti su galva. Ar man to reikia ir čia tikrai mano stichija. Na, tai žiūrėsim, kaip čia bus, ar nebus to lūžio man psichologinė. Tai judam į priekį ir žiūrim, tai vėliau parodysiu, kaip sekasi plaukti naktį ir kaip sekasi daryti generalinę repeticiją English Channel. Varam prie žaliųjų. Iški dėliojamės maistą. Lempytės vieną ant galvos, vieną ant plasko, kad matytųsi, kur esu, kad jeigu panirsiu po vandenį, kad nedingti. Biški maisto papildų, gėliukų, barščių, termosiukas su karštu vandeniu, carbonara makaronai. Kompanija va dar palaikymo ruošiasi. Nu, laukiam, kol sutems ir šokam į tamsų vandenį. Tai matysim, kaip čia bus. Bandysim kažkiek plaukti. Žiūrėsim, kaip jausitės. Tai planas gal iki ryto, bet nežinau, kaip pavyks. Tai bus eigoje matyti. Truputėlį toks nejaukumas. Na ką, brėkšta. Naktinis plaukimas užskaitytas, prasiplaukiau beveik 6 valandas. Išsibandžiau maitinimą, geliukus, netgi carbonara makaronų pabandžiau suvalgyti šaltame vandenyje naktį. Tai buvo labai gera pilveliui. Ir patirtis tokia tikrai įdomi, plauki naktį, toks kaip tarsi į transą pasinėręs, horizontą nesimato. Jurgis plaukė šalia su baidarė, tai aš turėjau lemputę užsidėjęs ant galvos, ant akinių, kad mane matytų, kad dar neskęstų. Jisai ant baidarės turėjo lemputę, tai ten pagrindinis orientyras buvo. Aišku, gelbėjo labai lempa danguje, šiandien mėnulis didelis, gražus, tai truputėlį rodė kelią. Bet šiaip iš principo jo, tas toks plaukimas naktį, nesupranti, kada per šoną įkvėpi, kada jau tas vanduo baigėsi, nes nematai nieko, tai tik vadovaujasi receptoriais. Aišku, po kelių valandų plaukimo tas veidelis nušalo šiek tiek ir tie receptoriai atbuko. Tai toks keistas jausmas būna, kartais tų gurkšnių prigaudžiau, o daugiau visada taip kaip sapne, tamsu. Nesupranti, kada į galvą virš vandens, kada po vandeniu beveik. Tai, ir vandenukas, aišku, ten 21 laipsnis, laukia apie 14, tai tokia įdomi patirtis, po kokių ten 5 valandų toks drebuliukas pradėjo purtyti. Bet, tikslas buvo čia ne kilometražą prasukti, prasisukam gal tikrai daugiau negu 10 km, bet labai smarkiai nespaudžiu, nes vakar 10 km plaukiau, tai pečiai pareidinėja, tai nenorėjau traumų prisirinkti ir išsibandėm pagrindę, testavom maistą, keliukus, maitinimą ir tą patirtį, kaip reikia plaukti naktį. Tai užskaitau, atsiminsiu ilgam, tikrai buvo faina. Atvykau į Prancūziją, sleidome Paryžyje, traukiniais atsigavome iki
lietuviškai Kalė miestelio. Nežinau, angliškai tarptautinis jos pavadinimas Kalais rašosi. Žodžiu, taškas, kuriame turėsime atplaukti iš Anglijos, tai yra iš Doverio, iš Duvro, kaip jie vietiniai čia sako, į Prancūziją per Lamanšo sąsiaurį. Atvykau su Nikolajum, kuris pernai metais bandė perplaukti Lamanšą. Ir su kita komanda, kurios šiemet 5 bandys praplaukti Lamanšą estafetę. Aš bandysiu praplaukti vienas solo. Tai to turim išsinuomavę laivėlį. Bandysime prasiplaukti 6-7-8 valandas, kiek ten jausis, kaip srovės, kaip bandas. Tiesiog pasižiūrėti, kokios sąlygos, kaip tas vandenukas truputėlį papratinti. Na, tikėjaus, kad važiuosim ir matysiu kitą krantą, bet kitą krantą ten kažkur nesimato. Tai vanduo dabar irgi nėra labai šaltas, tikriausiai 17-18 laipsnių. Tai rytoj nuo pačio ankstaus ryto bandysim su laiveliu, su maitinimu padirbėti. Merginos šalia manęs plauks, jos keisis. Kas pusvalandą ir kas valandą aš nesikeisiu, nes nėra su kuo keistis. Varysiu 1-6-7, nežinau, kiek valandą gaustis kažkiek. Tokia kaip generalinė repeticija prieš rugsėjo gale tai jau tikrai plaukimo per Lamanšo sąsiaurį. Tai va, laivai pažiūrėkit kokie. Pagal mastelį kitą krantą nesimato. Only the first hour, maybe 40 minutes. I don't swim very fast now. And after I go to the boat, I stay with Nicolas. We change each 30 minutes. Is that Okay. is I okay? guess it's okay. Okay. When we go to the boat, Olivier talk with you. Olivier don't speak English. Try understand or I translate. On about the consigne de sécurité, you know, Safety, yeah. safety. Okay. Everybody have orange ball. Mūsų laiviukas. Okay. If somebody take some medicament, some Mūsų laiviukas, plauksim su šituo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Only 5 girls. Only? You want it Only. more? Hein? Yeah, fine. I forgot. Ok. Bon. Olivier. Il y a les Hello. 5 filles de 6 et les garçons 6. Ça fait 6 et on est 7 en tout. Hi. Hello, this is Olivier Folk. He's a pilot aux associations de filles du Cap and Valérie Libar, trésorière. How do you say trésorière in English? The money. Valérie Libar is the money. Okay? Pay attention here, please. The telephone. Okay. Okay, you can put all here if you want, when you want, okay? Okay. Okay, give me back. Nu, va, tai atvarėm į laivuką, plauksim dabar į English Channel ir bandysim plaukti. Merginas plauks šalia, aš laivo dešinėje, 6 valandas su virš, nežinau, žiūrėsim, tikslas bent jau 6 išplaukti. Ir keisimės, bandysim maitinimą, viską pažiūrėsim kaip vandenukas. Tai va. Kur plasnojai? Va, merginas ruošiasi, tuoj dėsim gazą, išplaukiam iš uostą. Tai laivėlis, kapitonas, biškį instaliacija. Žodžiu, tai plaukiam dabar prie iškišulę, kur realiai finišuotumėm plaukdami Lamanšą ir bandom plaukti, oras geras, vanduo sakė apie 20 laipsnių, gal 21, tai arbata. Ir žiūrėsim kaip srovės, kaip kas ir žodžiu plaukiam. Mano tikslas plaukti 6 valandas kaip minimum. Merginas 1 valandą plaukia lėtai su mane, nes yra greitesnių plaukikių. Ir jos po to kas 20 mušia, kas pusvalandį keičiasi visą rotuoja, o aš nelipu iš vandens ir plaukiu, bandysim maitinimą. Tai va. Va, kaip
atrodo, skaičiuoja. Laukiam. Gal nieko nereikia daryti, žiūrėk, sakau, mane ir grįžinti negali. Nereikia apačiai žiūrėti, ir dar, kiek aš tam trys. Va, vienam yra rankų dujai. Gali nečiaitis kotą abiem kojam, apsikabint mane, kaip paleis. Tai biškai bandink daugiau praplėsti, nes puotos ten. Vieną kartą mažiau. Kažkada užvakar. Va. Na, pabaig. Čia malto dekstrinos. Dviem kartam. Sroveneša, jo. Leina! Tok vertikaliai ir gali pamirti. Noriu, jo. Nu va, prasiplaukiau 6 valandas, dar kremukas nesiplovė per 6 valandas nuo saulės. Tai nuotikas visai geras. Iš pradžių plaukiam, tai tokia srovė, kapitonas pagavo pasroviai, tai pasakavo plauk gera nuotaika, toks jaukas atskirieji bangomis ir tos bangelės buvo nedidelės. Tai kilometrai sukasi, nuotaika gera, viskas gerai, bet ant galo padarė to tokia realią situaciją, kur plaukiant Lamanšą į pabaigą ir finišuotum. Tai paskutinės 2 valandos pradėjo tokios bangos, nesupras centrifuga, toks vaizdas vandenyje, nesupras apačioj traukia, viršų verčia, bangos didelės, nesupras į kurią pusę, vieną pusę bandai kaip pilna burna prigeri vandens, o vanduo žiauriai surus, tada bandai per kitą pusę kvėpuoti, kitoj pusėj tas pats. Nu tai žodžiu, paskutinės 2 valandos tokias sunku. Ir taip mintise keletą kartų spjaudžius, galvo velniop, čia tą Lamanšą, neįspeklom. Bet kažkaip, besiplaukė tas 6 valandas. Viskas gerai, dabar šlipom, nuotaikas geros, poilsiukas. Tokia repeticija stipriai pasidarėm. Tai buvo ruonis beje, plaukęs smalsuolis pasižiūrėti, sakė, pats veidas, aš čia nemačiau, bet sakė, sukiojasi aplink. Tai va, tai, įdomi patirtis, viskas gerai. Tai ilsėtis dabar.